Didžiausias pasididžiavimas tai 10 milijonų kainavusi moderniausia Baltijos šalyse šaldytuvų perdirbimo linija. Čia senus šaldytuvus atveža net itin atsakingai į pavojingų atliekų perdirbimą žvelgiantys estai. Pasak vadovo, vieno šaldytuvo perdirbimas kainuoja apie 20 litų. Šaldytuvųgi tu negali paliesti, negali pradėti ardyti, jeigu tu neturi šitos šaldytuvų perdirbimo įrangos. Todėl, kad šaldytuvo darbinėje sistemoje yra freonas ir pačioj sienelėje, kur yra apšildoma medžiaga, irgi yra freonas, nes ta apšildymo medžiaga buvo išpūsta panaudojant freoną. Tai dabartiniu momentu dauguma šaldytuvų yra iki 95 metų gamybos, kurie ateina pas mus, išskyrus broką, kuris tiesiai iš parduotuvės ateina, tai jie yra pagrindė būtent su freonu. Tai pradedant ardyti, atidaryti sienelę, malti arba presuoti, iš karto pasklinda į aplinką pavojingos medžiagos. Pirmiausia, į specialias talpyklas nusiurbiami tepalai ir freonas, kasmet apie 5 tonas. Patekęs į aplinką jis kenktų ozono sluoksnį, kurio retėjimas skatina klimato kaitą. Po to šaldytuvai keliauja į galingą malūną. Malame, tvarkome pavojingas atliekas, tvarkome freoną, kuris yra apšildymo medžiago, ir po viso to lieka antrinės žaliavos, gauname spalvotų metalų žaliavą, varis, žalvaris, aliuminis, diuraliuminis, taip pat gauname tauriųjų metalų, čia pasakyti, žaliavą, kuri paskui yra malama, homogenizuojama ir perduodama tų metalų gryninimo gamykloms. Šiemet įmonė planuoja Lietuvoje surinkti ir perdirbti 4000 tonų šaldytuvų. Tai vos trečdalis to, ką gali įrengimai, todėl čia perdirbama ir kita elektronika. Su šita šaldytuvų perdirbimo linija arba šita gamykla mes galime perdirbti ir visą kitą smulkę elektroniką, taip pat ir stambę elektroniką galim permalti, išskyrus televizorius. Televizoriai turi būti iš pradžių demontuoti rankiniu būdu ir kineskopas yra išimamas, tada kineskopas yra atiduodamas į stiklo valymo liniją, o viską kitą vėlgi gali malti su ta pačia šaldytuvų linija. Malimo principas reikalingas tam, kad viskas sumalti, atsiskirtų atskiros sudedamosios dalys ir paskui galėtumėm išrūšiuoti magnetų, separatorių pagalba metalą, spalvotą metalą, plasmasę, medieną ar tauriųjų metalų atliekas kaip montažinės plokštės, mikroschemos ar dar kažkas. Nesumalus, jeigu tai reikėtų viską daryti rankomis, tikrai būtų labai didelė savikaina. 3000 tonų tai yra vienos pamainos ir pilnas užkrovimas šitos gamyklos. Kaip pavyzdys, praeitais metais mes perdirbom truputį daugiau negu 1000 tonų šaldytuvų tik tai. Tai jinai dirbo 30% pajėgumų. Laidų perdirbimo linija mala laidus, atskiria plastiką nuo vario ar aliuminio. Greta ūžia elektronikos plokščių smulkinimo ir homogenizavimo agregatas. Mobilių telefonų plokštėje yra 100 kartų daugiau tauriųjų metalų negu monitoriaus plokštėje. Ir ypač senovinio televizoriaus plokštė. Jeigu jos nebus sumaišytos, nebus ir nehomogenizuotos, nebus aišku, kiek iš tikrųjų ten yra. O siunčiant į gamyklą gryninimui mes turime būti įsitikinę, kiek tenai yra antrinių žaliavų, kad mes gautumėm geriausią naudą iš to. Pasirodo, beveik kiekvienas mūsų naudojamas elektroninis daiktas tai naudingų žaliavų rinkinys. Štai iš tonos kompiuterinių plokščių ar senų jungčių galima išgauti vien tik aukso apie 100 gramų, o kur dar kiti vertingi metalai. Laboratorijoje stebime, kaip analizuojama mikroschemų ir automobilių katalizatorių sudėtis. Pastarųjų bendrovė perdirba kasmet beveik 500 tonų. Ir katalizatoriuose yra nemažai vertingosios platinos. Tai faktiškai yra 3 elementai, 3 metalai, kurie turi komercinį interesą, taip sakant, čia yra platina, paladis ir rodis. Kurio daugiausia? Skirtingai būna. Kiekvieną kartą tai yra skirtingi parodymai ir tai yra kiekvieną kartą siurprizas, tu nežinai. O čia jau beveik išnykusių iš mūsų svetainių kineskopinių televizorių demontavimo linija. Pavojingiausia kineskopų danga. Jo sudėtyje yra kenksmingo švino oksido ir sunkiųjų metalų. Šiai dienai kineskopus mes išardom, atskiriame, išvalome nuo pavojingų atliekų ir tą stiklą parduodame į Indiją ir jie gamina naujus kineskopus.
Ja. Indijoje ir Korėjoje yra likę dar paskutiniai kineskopų gaminimo, sakysime, vietos, nes Kinija parduoda į tą pačią Afriką ir jų gyventojai, kaip man pasakė, kai buvau toj gamykloje, nes negalėjau patikėti, kad dar vyksta tokia gamyba, pats nuvažiavau į Indiją pasižiūrėti, jie pasakė, kad Indijoje 70% šeimų neturi televizorių. Iš viso. Ir jiems televizorius turi kainuoti nedaugiau $100. Tai tiesiog Ir antras momentas, tas televizorius turi veikti minimum 10-15 metų. Skystų kristalų televizorių gyvavimo laikas yra žymiai mažesnis negu kineskopinių. Ir dėl to indai, tie patys Afrikos gyventojai renkasi ilgamžiškesnį ir pigesnį. Tik taip nuo didžiausio kiekio pavojingų medžiagų apsaugosime savo miškus, paežerę, sąvartynus. Deja, nors per metus Lietuvoje tokių atliekų sukaupėme apie 30 000 tonų, tiek tilptų į beveik 1500 krovininių automobilių. Nors pagal galiojančius teisės aktus už saugų elektronikos atliekų tvarkymą susimokame pirkdami, o Europa vis primena, kad šioje srityje atsiliekame nuo kitų šalių. Vis tik elektrą naudojančių prietaisų surinkimo ir perdirbimo sistema pas mus kol kas dar neveikia kaip turėtų. Gamintojai ir importuotojai teigia, kad surinkimo vietų skaičiaus didinimas brangins produkciją, o perdirbėjai tvirtina, kad tai tik būdas išsisukinėti nuo pareigos ir tikina, jog supirktų ir perdirbtų žymiai daugiau elektronikos, jei tik būtų pakankamai surinkimo vietų. Kai tuo tarpu išsivysčiusios šalys kaip Švedija jau 18 kg vienam gyventojui perdirba, Norvegija 14, kiek aš žinau. Tie skaičiai keičiasi, bet jie didėja ir jie gerėja. Deja, Lietuvoje krizės metu tas skaičius žymiai sumažėjo. 4 kg vienam gyventojui minimum reikia surinkti ir pasiekti tokį efektyvumą šalies sistemos surinkimo ir perdirbimo. Mes jau pasiekėm šiai dienai? Ne vienais metais nesame pasiekę šito rodiklio. Belieka priminti, klimato kaitą galime mažinti ir mes. Net ir mažas mūsų elgesio pasikeitimas gali būti labai svarbus. Jei nežinote, nuo ko pradėti, jums šis filmukas iš Portugalijos. Tomei uma decisão. Não uso o ar-condicionado. De verão, não há melhor do que uma cortina branca numa janela aberta. E tu? Preferes o ar-condicionado ao natural? Šiandien tiek. Mes lauksime jūsų dėmesio lygiai po savaitės. Iki malonaus. Kompleksas, kuris vadinasi kultūra. Ir arba tai yra gyvybės kultūra, arba tai mirties kultūra. Ką pasakė Jonas Paulius II. Ir jis pakvietė kovoti prieš mirties kultūrą. Į mirties kultūrą įeina ir nenoras turėti savo gyvenimo tęsinį, turėti vaikų. Ir abortai. Jokios problemos. Jeigu jokios problemos, tai atsiranda kitos problemos. Mano tokių supratimų, gali kas nors, tu vyras, tai tau čia netaip aktualu. Aš manau, kad tai yra žmonijos problema. Žmogaus žiaurumas dar negimusiam vaikui nepraeina be pėdsakų ir gimusiam vaikui. Po jo gimusiam? Ne po jo, bet tot pavyzdžiui, vienam neleido gimti, o kitam pasisekė ar leido gimti. Bet jeigu bendras toks požiūris yra, kad tas, kuris galėjo gimti, jau turi kažkokią tai vertę, savumą, būtį. Oficialiai pasakyti, kad čia auglys. Kol jisai nesuriko pirmą kartą, tai jis tik auglys. Jau ten nuo tam tikro mėnesio jau tartum žudyti negalime, bet yra klinikos, yra daktarai, kurie 7 mėnesio problemas išsprendė su peiliu. Ir tą, kuris galėjo gyventi, išmeta į šiukšlyną. Kai kokia nors silpno intelekto arba beširdė moteris pagimdo nereikalingą vaiką ir uždusina šiukšlių dėžėj,
Tai nusikaltimas, žmogžudystė. Bet jeigu chirurgas nužudo 7 mėnesių kūdikį, kuris jau nuo 5 gali gyventi. 7 mėnesių Lietuvoje jau yra irgi nusikaltimas. Taip, bet tai nusikaltimai daromi. Aš nežinau apie Lietuvą, bet kitur yra daromi. Yra žinomi adresai, žinomi specialistai, kurie, jeigu tau problema, tu pavėlavai, arba tu manai, kad gal turėsi, dabar tu nenori to vaiko, o jau 7 mėnuo, tu nuvažiuoji susitvarkai. Jeigu tavo širdyje nėra kažko dar, juk žmonės myli tos negimusius vaikus, jie jos glosto, vardą jiems iš anksto duoda, dainuoja ir jie girdi. Svarbiausia dabar jau nustatyta, kad jie girdi, jiems patinka, kai jos glosto. Jie jau yra būtybės. Bet kam tai rūpi žinoti, tokios vadinamos laisvės šalininkai sako, čia jūs bandot primesti. Moters pasirinkimo teisė. Taip, moters pasirinkimo teisė, bet tai žinokim, kas yra ta pasirinkimo teisė. Tai ta pasirinkimo teisė yra arba turėsiu, arba neturėsiu, ir kita teisė būti nežmoniška, arba būti žmoniška. Ir pasigailėti to, kuris jau gali gimti.